Tam atveju, jeigu nesiekate, per vieną dieną nafta nukrita 11% ir tokio kritimo naftos rinkoje nematėme jau daugiau nei 5 metus. Balandžio 17 Iranas paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris ir vėl atveriamas laivybai. Ir rinka sureagavo per kelias minutes. Šiame video parodysiu, kas iš tikrųjų vyko su nafta, auksu, bitkoinu ir Nasdaq 100 indeksu tą dieną, ką sako užsienio analitikai ir kuo jų pozicija skiriasi nuo Lietuvos ekspertų. Ir svarbiausia, kokias pamokas iš to gali išsinešti žmogus, kuris tik svarsto pradėti investuoti. Jeigu dar nepaspaudėte like mygtuko, tai vienas paprasčiausių būdų prisidėti prie šio kanalo augimo, o aprašyme rasite išskirtinio turinio memeriams. Tai ačiū Jums ir pradedam. Vasario 28-ąją Jungtinės valstijos ir Izraelis surengė netikėtus smūgius Iranui. Ta pačią dieną žuvo aukščiausiasis Irano lyderis, o atsakydamas Iranas uždarė Hormūzo sąsiaurį. O Hormūzas tai nėra eilinis vandens ruožas. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis juo plaukia maždaug 1/5 viso pasaulio jūrinės naftos ir apie 20% suskystintų gamtinių dujų. Įsivaizduokite, kad užblokuojama vienintelė plento juosta, kuria į visą miestą vežamas maistas. Maždaug tokia reikšmė yra šiam sąsiauriui. Per kelias savaitės nuo karo pradžios Brent naftos kaina pašoko nuo maždaug $72 už barelį iki beveik $100, o tam tikrais momentais fiziniai sandoriai siekia net $150. Bankai ir analitikai prognozavo dar didesnį kilimą, jeigu blokada užsitęstų. JP Morgan bazinis scenarius kalbėjo apie $120 už barelį, o ekstremalus apie 130, Goldman Sachs minėjo $120 ribą, Citigroup pateikė santūresnį $90 scenarijų. Tai nebuvo tik naftos istorija. Nasdaq 100 indeksas nuo sausio aukštumų virš 26 000 punktų nukrito iki maždaug 22 700 kovo mėnesį. Tai daugiau nei 13% kritimas per kelias savaitės. Tuo pačiu metu du turtai elgėsi priešingai - auksas ir bitkoinas. Auksas per konflikto savaitę užlipo iki $4800 už unciją zoną, per paskutinius 12 mėnesių pabrangdamas daugiau negu 40%. Bitkoinas vasario viduryje buvo smukęs žemiau $60,000 ribos, tačiau prasidėjus taikos daryboms atsidėsė. Tada atėjo balandžio 17. Irano užsienio reikalų ministras pranešė, kad sąsiauris paliaubų laikotarpiu visiškai atveriamas komerciniams laivams. Ir va tada nafta nukrito 11,5%. Amerikietiška nafta iki $83,85 už barelį, Brent nafta iki $90,38. S&P 500 indeksas pakilo 1,2% ir pasiekė istorinę aukštumą 7126 punktus. Nasdaq 100 indeksas per tą pačią savaitę užaugo beveik 6%. Bitkoinas perlipo $78,000, tai aukščiausia kaina nuo vasario pradžios. Auksas priešingai nei būtų galima tikėtis, ne sumažėjo, o pakilo daugiau nei 1% iki $4887 už unciją. Užsienio analitikų reakcijos pasiskirstė į dvi stovyklas. Jardani Research vadovas Iedas Jardanis pavadino tai dar viena V formos atsigavimo istorija. Piper Sanders analitikas Craigas Johnsonas buvo atsargesnis, jo vertinimu šis atsigavimas pastatytas ant vilties, nes naftos kaina vis dar aukštesnė nei iki karo. JP Morgan ir Goldman Sachs pabrėžė, kad paliaubos tėra 10 dienų, o tai reiškia, jog entuziazmas gali greitai apsiversti. Lietuvių ekspertai į situaciją žiūri santūriau. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas pažymėjo, kad paliaubas paskatino Libano ir Izraelio 10 dienų susitarimas. Na, o Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dar vasario pabaigoje įspėjo, kad naftos rinkos šokas gali būti suvaldomas, jeigu bus trumpalaikis, nes pačios žaliavos pasaulyje netrūksta. Būtent panašu, kad taip ir vyksta. Ką tai reiškia žmogui, kuris dar neinvestuoja arba ką tik pradėjo? Pažiūrėkime, kaip šie keturi turtai elgėsi nuo karo pradžios iki šiandien. Nafta buvo spekuliatyvi nuo $70 iki $100 ir tada iki $83 per 6 savaitės. Auksas augo lėčiau, bet tvariau. Bitkoinas buvo pats volatiliausias nuo 60 iki 78 tūkstančių per mažiau nei 3 mėnesius, o technologijų indeksas Nasdaq 100 nors per krizę nukrito 13%, per 2 savaitės atstatė viską ir šiandien yra istorinės
aukštesnėse aukštumose. S&P 500 indeksas savo prieškrizinį lygį pasiekė maždaug per 14 prekybos dienų nuo kovo dugno. Palyginimui po 2020 metų pandemijos rinka atsigavo apie 140 prekybos dienų, tai tiek užtruko, o po 2025 muitų sukrėtimų apie 60. Tai vienas greičiausių rinkos atsigavimų šiuolaikinėje istorijoje. Iš šios statistikos pradedančiajam gali matytis vienas dalykas. Tai rinkos, kurios atrodė kaip katastrofa prieš 6 savaitės, šiandien jau rašo naujus rekordus. Tai reiškia, kad didžiausia rizika nėra tai, jog rinka subirės. Didžiausia rizika, kad bandydamas išvengti kritimo, žmogus apskritai nepradės investuoti ir praleis atsigavimą, kuris istoriškai būna greitesnis nei pats kritimas. Krizės ateina ir praeina, per 24 valandas nafta, auksas, bitkoinas ir technologijų indeksas gali pakeisti kryptį, tačiau ilgalaikė kryptis, kurią rodo indeksai per dešimtmečius, yra daug aiškesnė nei vienos dienos antraštė. Investavimui nepamirškite naudoti investicinę sąskaitą, mokesčių optimizavimui, taip pat naudokite nedeklaruotą investicinę sąskaitą, kaip derinant šias dvi sąskaitas galima turėti 40 000 didesnį rezultatą su periodiniu investavimu. Žiūrėkite šiame video. Taip pat rekomenduočiau pažiūrėti gidą, kaip pasirinkti tinkamiausią mažų mokesčių fondą ETF savarankiškam investavimui. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.